Sveiki, su jumis ir vėl Smagus užkandis ir šiandieną virtuvė kvepia nuotykių dvasia, nes mes gaminsime nuostabius jautienos koldūnus visiškai nuo nulio. Taigi ingredientų paruošimas jautienos įdarui. Paimkite apie 500 gramų jautienos. Ar žinote, kad jautiena yra puikus baltymų ir geležies šaltinis? Šiandienos patiekalo tai puikus pasirinkimas. Sumalame mėsą arba labai smulkiai supjaustome ją. Galime sukapoti taipogi kaip ir jautienos tartarui. Čia galite improvizuoti pagal savo skonį. Dabar prieskoniai. Čia slypi tikroji magija. Pridame druskos, pipirų, smulkintų svogūnų ir česnako. Galima taipogi pridėti rozmarino, čiobrelio arba kitų prieskonių kaip bazilikas. Viską gerai išmaišome, patikrinkite skonį būtinai ar pakankamai druskos. Taigi pereiname dabar prie mūsų koldūnų tešlos. Į dubenį berime 2 puodelius miltų. Ar žinote, kad geriausia naudoti aukštos kokybės miltus, kad tešla būtų elastinga ir skani? Pridedame šaukštą druskos ir pamažu pilame apie 3/4 puodelio vandens. Ir čia prasideda linksmybės. Viską mes išmaišome. Norite, kad tešla gautųsi vientisa ir neliptų prie jūsų rankų. Taigi, tešlą minkome ant miltais pabarstyto paviršiaus, kol ji taps elastinga. Tai puikus būdas išlieti energiją susikaupusią po sunkios darbo dienos. Po to tešlą padengiame drėgna šluoste ir leidžiame pailsėti apie 20 minučių. Kol laukiame, galime pasidaryti arbatos ir ramiai pažiūrėti Smagus užkandis video, kaip pasigaminti krevetes namuose ar kaip išsivirti balto vyno midijas. Taigi praėjus 20 minučių padaliname mūsų tešlą į mažus gabalėlius. Iškočiojame kiekvieną į ploną diskelį, lyg darytume mini picukes savo mažiesiems smaližiams. Į kiekvieną disko centrą dedame šaukštą mūsų skanaus jautienos įdaro. Dabar sulenkiame kraštus, formuodami koldūnus. Ar žinojote, kad kiekviena šalis turi savo koldūnų formavimo būdą? Didelime puode užverdame pasūdyto vandens. Koldūną dedame vienas po kito, stebime, kaip jie nardo į karštą vonę. Kai koldūnai iškyla į paviršių, verdame dar 3-4 minutės. Tai užtruks neilgai, tad nenukrypkite toli. Taigi, po 3-4 minučių mūsų seksualūs jautienos koldūnai paruošti. Juos galite patiekti su grietinė, majonezu arba tiesiog su Smagaus užkandžio žaliuoju padažu. Linkiu smagaus gaminimo ir skanių patiekalų. Dėkojame, kad domitės maisto gamybą ir linkime tobulėti kartu su mumis. Nepamirškite pamėgti puslapio ir pasidalinti su savo draugais ir artimaisiais.